Sveiki visi sugrįžę į Vienas kelias podcast. Šiandien turiu Virgaudą. Virgaudą aš labai ilgai irgi pažįstu visą gyvenimą. Noriu pradėti papasakoti biškį apie savo vaikystę, kur tu užaugai, Anglijoje, Lietuvoje, kaip tavo draugystės, relationships, viską. Jo, aš šiaip gimiau Lietuvoje, bet kai man buvo kažkur 3 metai, mane mama čia atsivežė į Londoną, tai realiai Lietuvos labai minimaliai prisimenu. Ir ir tada kažkaip mes čia ir likom gyventi. Mano tėvai, mano mama išsiskyrė su mano tėčiu, kai man buvo 2 metukai kažkur, tai vat matyt, kai tas laikotarpis ir tada jinai nusprendė čia atvažiuoti pakeisti gyvenimą, kaip sakant, mane. Ir kažkaip, kaip ir viskas gerai, aš tą vaikystę mano iki, taip sakyčiau, iki gal to momento, kada mano mama vėl ištekėjo, tai kaip ir viskas gerai, aš atsimenu, kad mes su mama dviese buvom, nemažai kraustėmės, bet kažkaip buvo ir mano mamos šeimos narių čia irgi Anglijoje, tada mes prisijungėm prie bažnyčios, šitos lietuvių krikščionių, kai man buvo apie kokie 7 gal metai. Ir kažkaip tą aš ir prisimenu tą laiką geriausiai ir po to mano mama ištekėjo vėl. Ir tai buvo tikrai ir man atsakymas, nes aš visada, aš to neatsimenu, bet aš jai sakydavau, kad aš labai noriu tėčio. Ir tikrai Dievas man jį davė. Aš kažkaip užaugau toj bažnyčioj, pradėjau tarnauti ten gan anksti, nes man patikdavo dainuoti jau labai senai. Labai gerai jinai dainuoja. Best worship leader. Oh my gosh. Bet kažkaip man labai patikdavo visada. Mano mama ir močiutė gal prisimintų, kaip aš ten vaikystėje dainuodavau ant palangės atsisėdus ten, ką matydavau. Bet tik tai, kai jau buvom mūsų bažnyčioje, po to atsirado ten ta lituanistinė mokykla. Ir kažkaip tada mano tėvai, atsimenu, leido mane ir į pamokas, ir truputėlį padainuoti, pagroti, ir kažkaip tas ir visada pasiliko. Tada prisijungiau prie šlovinimo tos komandos, dainuoti. 14 metų atsimenu. Ir iki šios dienos. Ir iki šios dienos, toj pačioj bažnyčioj, kas irgi labai įdomu iš tikrųjų, nes aš taip kaip pagalvojau, aš buvau vaikas realiai, kai prisijungiau ir po to į tą komandą prisijungiau, bet per tą laiką ir mano pačios šeimos narių, kai kurių jau kaip ir nebeliko mūsų bažnyčioje. Ir šiaip, ta prasme, netgi iš jūsų ten tos kartos tie vaikai, kurie užaugo, atrodo, šalia. Ir mano metų ta prasme, daug kas išėjo ir šiaip žmonės labai pasikeitė. Tai tas labai įdomu, galvoju, tikrai, čia kažkada ir Vilma apie tai kalbėjo, kad tu bažnyčią, ta prasme, tu pats nepasirinksi, tikrai Dievas tau ją išrenka. Ir tiesiog, kaip svarbu yra išlikti ten, kur tu turi būti, žinai. Tai kažkaip, kadangi aš užaugau toj bažnyčioj, tai, toksai kaip ir viskas buvo gerai, aš visada buvau labai gera mergaitė. Bet tuo pačiu tas gera mergaitė, aš manau, tai yra toks kaip, čia dabar gal visai kita pusė, bet tas, kad užaugai bažnyčioj, gali būti ir labai gerai, bet ir ta yra ta, manau, negatyvioji pusė, kad tu turi tarsi visada tokią kaip naštą, kad tu turi būti vos netobulas vaikas, žinai, tobula paauglė. Nes tu čia užaugai bažnyčioj, tavo tėvai tikintis, tuo labiau dar aš tarnavau ir tokia, ir aš atsimenu, man būdavo kartais šitoj vietoj sunku, bet aš gal to nesuprasdavau ir tada kažkaip bandydavau gal surasti tą kažkokį ar dėmesį, ar kažkokių tų poreikių, kurių labai norėjau, bet kaip ir buvo negalima.
jų norėti, žinai, jeigu tai, ta prasme, jeigu tai... Ir tu tada automatiškai ieškodavau ten, labai norėdavau, kad į mane dėmesį kreiptų, nors kažkaip, ta prasme, nebūdavo to tokio, kad aš labai norėdavau ir tos draugystės, bet tiesiog man patikdavo, kad, labai norėdavau, kad mane visada įvertintų, pasakytų, kad aš labai, žinai, graži, ar ten... Jo, aš manau, kad, paauglėms aplamai merginom, ypač kaip jos auga, ten, kaip ir sakėm, nuo 16 metų prasideda tie visi dalykai, kaip tu nori, kad kažkas pasakytų, kad tu gražiai atrodai ir kažką, ypač nuo vyrų, nuo bernų, nes tu, jeigu tu neturi geros įtakos, su kažko pasikalbėti atvirai apie tai, tai labai tu pradėdi ieškoti kitur, žinai. Tai... Jo, tikrai, aš kažkaip irgi galvoju, taip, permaščius, aš vis tiek turėjau ir tų draugių bažnyčioj, bet kažkaip aš kiek pamenu, mes labai apie tai kažkaip nelabai ir kalbėdavom gal kažkiek minimaliai ten, jeigu buvo viena mano draugė, bet ir tai galvoju, aš jau gal buvau truputėlį 17-18 metų, gal kai mes su ją artimiau bendravom ir tada gal su jie kartais pasidalindavau ten tie ir crushes visokie ir ten visokie, arba taip tiesiog per ką išgyveni, per ką eini. Bet aš galvoju, dabar tame laike, kur mes augame, tai aš manau yra visai kitaip, kas liečia tą kalbėjimą apie santykius, ta prasme, draugystės, apie intimumą. Mano, kai aš augau, niekas apie tai nekalbėdavo. Ir bažnyčioje tai tuo labiau. Ir ta prasme, ir sakau vėlgi, jeigu grįžtant prie to, kad kai kadangi užaugau bažnyčioje, aš tarsi viską žinojau, kaip viskas turėtų būti. Aš žinau, ko man galima, ko negalima. Bet kodėl? Kodėl to negalima? Niekas man nepaaiškino. Ir tada toks ir gaunasi, kad, tu kaip ir supranti tos dalykus, bet tuo pačiu ir nesupranti, kodėl negalima, tai reiškia, gal ir nieko tokio, žinai. Tai tai kažkaip, toksai, manau, kad gal jau po to, kai aš truputėlį vyresnė buvau jau, bet ir tai 18-19 metų, aš tada draugavau su vienu vaikinu ir tie santykiai buvo tikrai labai destruktyvūs, sakyčiau, man asmeniškai, kaip asmenybei, nes aš labai praradau save. Ir tada kažkaip tikrai iš Dievo malonės, tada pradėjo moteris tam tikros iš bažnyčios, pradėjo kažkaip kalbėtis tada ten, su manim bandyti tą santykį užmegzti, kad kažkaip nes matė, kad kažkas negerai, jom buvo neramu. Ir tada tikrai man buvo toks labai didelis palaikymas. Iš savo amžiaus merginų, tada kažkaip gal jom irgi buvo sunku pasakyti man, nors aš tikiu, kad jos irgi matė. Ir bet tą tokią pagalbą, tada aš sakyčiau, tikrai susilaukiau daugiausiai pagalbos iš vyresnių moterų, kurios buvo mano mamos draugės, kurios bažnyčioje buvo, nes aš irgi buvau labai matoma, aš buvau šlovinime, aš buvau, ta prasme, visą laiką augau, tai mane visi labai matė ir visi labai stebėjo, ką aš ten veikiu. Tai toks ir, iš tos pusės tai yra labai didelis palaiminimas. Tikrai, kai žmonės padeda ir stengiasi ir eina ir kalba, nes, kaip ir sakai, tas laikas, tas paauglystės laikas, jisai labai yra toksai jautrus ir sudėtingas, nes tu nežinai nei kaip prieiti prie tų žmonių. Ir tu pats esi, kai tame laike tu galvoji, kad tu jau viską žinai, kad tu labai suaugęs esi, žinai, ta prasme, ir tau atrodo, tau viskas aišku, žinai, ta prasme, bet tikrai nebuvo aišku ir aš tikrai labai džiaugiuosi. Ir šiaip dabar jau tikrai galiu pasakyti, kad aš tikrai dėkinga už tą patirtį, nors jinai ir buvo nelabai gera,
bet aš dėkinga dėl to, kad aš visai kitaip pradėjau matyti save, pagaliau supratau, kad mano požiūris iš viso į save buvo neteisingas. Ir, O gali paaiškinti, kodėl nebuvo teisingas ir ką tu galvoji tuo metu? Aš galvoju, kad tuo metu, kai atsirado tas žmogus, man, kadangi aš sakau, visada tokia buvau, šiaip linkusi tokia, visada tokia būt draugiška, gera, visiems padėti norėdavau. Ir labai nuo to iš tikrųjų nukentėdavau visada, kiek tik atsimenu, nes ten, žinai, viena draugė pasipasakoja paslaptį, tai jau tada laikai tą paslaptį, ateina ta kita draugė, apie kurią pasakė paslaptį ir dabar ir tą paslaptį. Ir visada tokia buvau vidury, žinai, nes visiems norėjau būti gera, žinai. Ir čia yra tokia, oh my days, čia labai toks kalėjimas ir tikrai to niekam nelinkėčiau, nes jo, tikrai man tai buvo nei gera. Ir tas santykis, kai atsirado, aš irgi tokia pati, aš tokia pasaulį tarp tų pasauliečių vaikinų žinojau, kad tikrai nerasiu to, ko noriu, nes jie vis tiek norės galiausiai vieno dalyko iš manęs, o to dalyko aš nenorėjau duoti. Ir šiaip kažkaip vis tiek, kadangi buvo tas santykis su Dievu, vis tiek tu jausdavai, kad, nėra apie ką kalbėti, žinai, galiausiai. Ir kai tas žmogus atsirado, vėlgi jisai tiesiog pajaučiau tokį, kad aš jam galiu padėti, aš jam reikalinga, žinai. Aišku, aš netgi tik dabar realiai suprantu, taip atsukus atgal, jau man 32 metai, bet galvoju, aš visas šitą savo gyvenimą tempiausi tą dalyką, kad mano biologinis tėtis mes neturėjom santykio niekada. Ir apie tai irgi kažkaip niekada nekalbėdavau, arba nežinau, net gal to pati nesupratau. Ir aš manau, kad to tėčio nebuvo mano gyvenime, nors buvo mano patėvis, ta prasme, ir jisai man buvo tikrai, tėtis mano, ir mes turėjom santykį, bet kažkas, matyt, viduj giliai dar vis tiek buvo toksai, kad manęs nenorėjo, žinai, kaip tu vaikas viską priėmė. Ir tas toksai dėmesys iš kitų vyrų, vaikinų buvo man, tarsi taip užpildyti, gal bandžiau savyje tą tokį atsakymą, žinai, klausimas tas, ar aš esu tokia, svarbi, ar manęs nori, ar žinai. Tai ir tas žmogus tikrai, taip davė man suprasti, kad jisai labai manęs nori ir daugiau, ta prasme, jis buvo 100% įsitikinęs, kad aš būsiu vos ne jo žmona, žinai. Ir kai tu eini su tokia širdim visą gyvenimą ir tau ateina ir pasako, tai tau atrodo, kad čia atsakymas, žinai, kaip ir iš Dievo vos negali dar taip pritempt, žinai. Ir bet aš tikrai, ir tas žmogus buvo labai sužeistas ir jisai labai matyt daug ko iš manęs norėjo, aš irgi labai visą save įdėjau į tą santykį ir tiesiog praradau save, nes buvo visada kažkas vis buvo negerai, žinai, vis kažkuo netinkama buvau, nes ir pati savy aš taip jaučiausi, žinai, Tai o čia tas laikas toksai 17, 18 metų, 19 yra toks irgi labai, toks labai, nežinau, net irgi to lietuviško žodžio, toks fundamental, žinai, kritinis laikas, Taip, kur tu tikrai labai ieškai tų atsakymų, tu ieškai, kas tu esi. Ir tu dažniausiai ieškom visur aplinkui, visur, kur iš tikrųjų, ta prasme, neatrasim to atsakymą. Taip. O kokį patarimą tu duotum iš vis, jeigu, iš krikščionybės to perspektyvo, jeigu paauglys dabar yra 18-19 metų, ką tu jam pasakytum, kur jiems kreiptis, ką jiems daryti, jeigu jie nori eiti toliau su Dievu, su Dievo to išminties. Aš tai tikrai raginčiau susirasti žmonės, jeigu mergina, moterį kažkokią, galbūt, kad ir keliais metais vyresnė už save,
kuria galėtum pasitikėti, su kuria galėtum pasikalbėti, nes ypač jeigu esi uždaresnis žmogus, nes aš esu šiaip uždari pakankamai, dabar jau kuo toliau, tuo labiau, iš kitos pusės aš visada buvau labai atvira, per daug atvira iš tos pusės, kad aš širdį atverdavau, ta prasme, su visais ten visiems padėti, su visais bendrauti, bet kas iš tikrųjų viduje vyksta, labai mažai kam galėdavau pasakyti. Tai va, ir man tas būdavo toksai, aš galvočiau, kad tai yra labai labai svarbu, nes ypač jeigu tai yra tikinti moteris, tikrai Dievą mylinti, nes mums dažną kartą, mes pamirštam ir šiaip, ta prasme, jeigu tu nežinai, kas tu esi Dieve, tu nesi skaitęs Biblijos, tu nežinai ką Dievas apie tave sako, tai tada kartais, va tie žmonės, ta žmogus, kuriuo tu pasitikė, jisai tau primins. Ir Dievas tikrai tikiu panaudos, kad tau priminti, kas tu esi, ko tu verta, ką jis apie tave sako. Nes aš irgi galvoju, kaip gerai būtų, jeigu aš būčiau paklausius, ta prasme, tų moterų, kurios jau nuo pat pradžių, netgi va tos draugystės metu, man jau kalbėjo ir aš nenorėjau girdėti, nes aš norėjau, pati nuspręsti, žinai. Ir tai vat kažkaip, ir kitas dalykas, žodį, Bibliją versti, skaityti ir labai, dabar aišku yra visai kitas laikas, ta prasme yra tų versijų labai daug, vertimų. Man labai patikdavo message vertimas, nes jis labai gyvai kalbėdavo ir va tiesiog, kad gal čia toks irgi būtų, kad jeigu, pavyzdžiui, sunku skaityti Bibliją, tai atrasti tokį vertimą, kuris tikrai yra daug paprasčiau viskas surašyta, daug labiau šiuolaikiškai parašyta, arba klausyti galima irgi. Ir tai gal skamba kažkaip labai, nežinau, per daug paprastai, bet, tai yra Dievo žodis duotas mums ir jisai veikia. Ir kiek kartų mano gyvenime būdavo, netgi atsimenu, kai man buvo tada gal 18 ir atsirado toks vaikinas ten koledže pas mus ir aš tokia vis aišku, tipo, darau savo sprendimus, bet Dievo klausiu, tarsi Dieve, tu pasakyk, ar čia reikia ar ne. Ir aš taip, gerai, ir taip atsiverčiu Bibliją ir atsiverčiu ir ta vieta rašo. Kas bendro tarp šviesos ir tamsos? Ir aš tokia, oi ne, užverčiu, tipo, ne, Dieve. Bet Dievas man realiai atsakė, nes aš jo klausiau, ar tikrai man reikia su šitu žmogumi iš viso draugauti, nes aš žinau, kad jis yra netikintis ir aš be reikalo tiesiog tą savo širdį dabar išdraskysiu, žinai, nes vis tiek, va dabar visada prisiminsiu jį, žinai, tą žmogų, nes vis tiek kažkaip tą širdį atveria ir Dievas man tada realiai atsakė ir aš grinai, va taip, truputį, žinai, atsiverčiau, žinai. Tai yra tikrai realūs atsakymai, kuriuos mes galim gauti ir tai veikia. Tiesiog mes turim irgi dėti tą žingsnį ir patys skaityti, kaip tu kitaip išmoksi, žinai. Ir moksluose tas pats, kaip tu kitaip išmoksi, jeigu tu neleidi laiko ir nesėdi ir neskaitai, žinai. Tai gal, nežinau, atsakiau čia. Labai gerai atsakėjai ir man tas labai patiko, kaip tu pasakėjai. Ką tamsa turi su šviesa, bendra jo. Ir dabar, tu buvai tos previous santykių su tuo vyruku ir dabar su savo present husband. Kaip kodėl Dievo raštas iš tavo perspektyvo galvoja, Dievas pasiūlo mums būti su krikščioniu ir kodėl tai yra svarbu? Todėl, net jeigu tą pačią vietą paėmus, kas bendro tarp tamsos ir šviesos, tai, kai tu esi šeimoj, bet kokiu atveju tu vienas kitą įtakoji, arba į gerą, arba į blogą. Ir Dievo tikslas yra, kad kai ateina žmonės į santuoką, vyras ir moteris, tai kad jie vienas kitam padėtų panašėti į Dievą, į Kristų, taip? Tai, pavyzdžiui... Tu galvoji, kad čia yra svarbiausias, santykių prasmė, kad mes
artėtum ir būtum panašesni. Tokia. Kaip pasakai, panašesni. Kaip panašus, panašesnis. Jis lietuvių kalba. Panašesnis. Gerai, iš naujo. Tai tu galvo, čia yra, svarbiausias dalykas, kad mes panašėtume į Kristų. Taip, nes iš tikrųjų, iš kitos pusės žiūrint, tada labai sunku kitaip. Nes jeigu tu to nematysi, to tikslo, tai tada tau atrodys, kad tai yra, kam to iš viso reikia, ką daug kas ir mąsto, ne? Šiais laikais, kam iš viso tuoktis, nes tikrai, kiek esu girdėjus, čia vėlgi gal į kitą temą, bet būna porų, kurie pragyvena kartu 10 metų nesusituokę ir susitokia ir išsiskiria labai greitai. Nes atrodo, kai kažkas atsitinka, ne? Nes tai yra sąjunga, kurią mes padarom Dievo akivaizdoje ir tada Dievas toks jausmas paima, tai nežinau net kaip čia kokį panaudoti pavyzdį, bet tiesiog sujungia ir tada vyksta kaip nauja misija, žinai. Ir pavyzdžiui, sakau, tikrai man tas buvo svarbiausias dalykas. Faktas, mes negalim irgi matuoti, labiau tikintis, mažiau tikintis, žinai, ta prasme, nes po to irgi gali į tą pereiti, jau kai susitoki, jau lygini, oi, aš tai ten daugiau skaitau Biblijos, oi, tai jisai ten to nedaro, tai reiškia, jis ne toks tikintis, arba iš viso gal nebuvo tikintis, čia ne mūsų reikalas yra spręsti, bet tikrai tu turi žinoti iš Dievo, kad, ir faktas su tuo žmogum kalbant, ir tu matysi vertybės kokios yra, kaip jisai mato, arba jinai vaikų auklėjimą, kas irgi yra labai svarbu. Ir šiaip kokios tikslai žmogaus, ne? Nes jeigu tu matysi, kad vis tiek tie tikslai, jeigu žmogus yra tikintis į Dievą, jo tikslai vis tiek kažkuo bus panašus į Dievo tikslus, ne? Jis nesieks tik pasaulio dalykų, žinai, ten, nori ten to, babkių, ten taip toliau, žinai. Tai tada, bet, tai tai kažkaip aš manau, kad tai yra labai labai svarbu, nes ateis tokių tikrai situacijų gali ateiti gyvenime, kur ir taip yra sunku, ir dar jeigu tu neini tą pačią kryptim ir neturit to pačio pamato, tai tada dar sunkiau viskas, manau, gali būti, žinai, nes sunku yra ta prasme iš tos pusės, kad, tu gyveni gyvenimą, formuojasi kažkokie jūs ten, žinai, Dievas jūs keičia per vienas kitą, kažkokios situacijos, mūsų ego tą reikia irgi labai numarint. Tai tai kažkaip nes sakau, pavyzdžiui, tada ateina situacijos ir abudu, ką darom, einam melstis, klaus Dievo, prašyti jo ir tai iš tikrųjų ir praveda, aš manau. Tai tai yra tikrai svarbiausia, aš manau. Aš labai pritariu irgi, nes irgi mačiau, kaip tėvai eina per kažkokias situacijas. Jie visada, pirmas dalykas, einam melstis, einam kažką, einam klaus Dievo, žinai, nes tik kaip jūs esat, santykoj, jūs esat komanda, ir iš vis, jeigu tu priėmė Jėzų į savo širdį, tu nori eiti paskui jį ir gyventi tą gyvenimą. Čia yra pats svarbiausias dalykas, kad, kaip aš girdėjau, kad, antras svarbiausias sprendimas po to įtikėjimo, tai yra, su kuo tu gyvensi, su kuo tu visą gyvenimą praleisi, nes tas žmogus daro labai didelę įtaką tavo gyvenime. Tai labai labai fainai išgirsti tavo perspektyvą ir gal paskutinį tokį klausimą. Tu biškį minėjai apie savo tėtį ir kaip, tu savo to tikro tėtį neturėjai savo gyvenimo ir kaip tau, biškį buvo iššūkiai, kaip augai. Gal gali kažkam patarti, jeigu jie toj pačioj situacijoje ir, irgi gal užaugo be tėvo arba be mamos, ką tu galėtum jiems pasakyti, duoti jiems tą hope, žinai.
Jo, aš tai tikrai galvoju, kad taip norėčiau, kad būčiau anksčiau žinojusi, kad aš visada iš tikrųjų turėjau tėtį. Visada iš tikrųjų turėjau. Ir tiesiog kažkaip aš tikiu, kad aišku, ta prasme, priešas mūsų panaudoja santykius, draugystės, tėvų kažkokius, tai tarp jų santykių kažkokių dalykus, kad mums tik tai, kad mes pamirštume ir kad mes nematytume va to, kad iš tikrųjų tu esi ne vienas ir kad tu visada buvai laukiamas, norimas, kad Dievas tave buvo suplanavęs, jisai tavęs norėjo. Ir jo, ir aš kažkaip būdavo tie momentai,